Sveiki visi prisijungę ar dar besijungiantis. Šio seminaro yra tikslas paprastai ir žmogiškai pasikalbėti apie investavimą, kuris iš tikrųjų nėra ir tokia labai lengva tema, bet seminaro šūkis investavimas nėra raketų mokslas. Tai dar kol žmonės jungiasi, aš nežinau, galiu tik tai truputėlį papasakoti nuo savęs, kad iš tikrųjų, ko gero, Eglė, nuo jūsų čia ir kilo, iš tikrųjų, ne ko gero, nuo jūsų kilo čia visa ta mintis, jūs pasikalbėjote apie investavimą, ar ne, su mūsų šio vakaro, žinau, heroja. Heroja. Taip. Ir taip ir kilo mintis tikrai pakalbėti viešai, nes, ta tema, manau, daugeliu yra svarbi. Tai perdodu žodį jums, Eglė, papasakot, kaip ten viskas prasidėjo. Tai laba diena visiems stilingo sodo ir ne tik nariams ir visiems, kam įdomu investavimas. Aš pati tai svajoju apie pasyvias pajamas. Bet tik svajonės ir lieka. Kiek bandžiau domėtis, tai man būtent raketų mokslas tai pasirodė. Ir visi aplinkui jau taip po truputėlį bando investuoti, kai kas gauna grąžą, kai kas nelabai. Čia mums toks vyrukas žadėjo papasakot, nepavyko susiderinti laiko. Ir mano labai gera pažįstama Neringa irgi tuo užsiima ir net sugeba investuoti pati. Tai aš ją pasikalbinau ir sakiau, dabar visiems žmoniškai paprastai paaiškink, nuo ko prasideda, ką daryti, nuo ko pradėti, kiek čia reikia susitaupyti, kad pradėti investuoti ir ar tikrai įmanoma čia tą turėti senatvę tokią kaip užsienio pensininkai važinėja po visokius kruizus, tai čia tiek prisinvestuosim visi, kad visi taip gerai gyvensim. Neringa, ar tai įmanoma? Na, tam, kad kuo didesnis kruizas, tuo anksčiau pradėti investuoti reikia. Tai va, čia ir yra svarbiausias dalykas. Tai galbūt šiandienos mūsų susitikimas ir bus tas postūmis, kuris galiausiai, tas baimės išsklaidys ir mus paskatins, kad tiesiog pabandyti vieną kartą, nes kol tu nepabandysi, tai nieko ir neišeis. Ar netiesa? Taip, aš tai sakiau iš šito, negalima niekam pavydėti, kol pats nepabandai. Jeigu jau pabandai, neišėjo, tai jau tiek to galima pavydėti tada. Bet reikia pabandyti ir antrą kartą. Siūlau pradėti, gal tada prieš pradedant aš trumpai noriu padrąsinti ir paraginti visus besiklausančius užduoti klausimus. Vis tiek yra čatas, aš parašysiu tą žinutę, tai tiesiog, jeigu kyla klausimas, parašykite iš karto ar ne, o po jau viso to pristatymo tada ir bus laikas klausimams, atsakymams ir tada galėsim jau kibti iš eilės į jūsų užduotus klausimus. Tai Neringa, prašau pasidalinti savo patirtim. Gerai, tai pradėsim nuo mūsų to pavadinimo. Pavadinimas yra, kad investavimas ne raketų mokslas. Aš mėginsiu kaip galima paprasčiau paaiškinti, bet žinoma, mano skaidrėse bus ir skaičių, tebūnie jūsų neišgąsdina. Aš kaip tik noriu, kad viskas susivestų į labai konkrečius pavyzdžius, kad nebūtų tai vien tik tai kalbos, taip, kad tai būtų kažkokie tai apytikriai skaičiavimai, pavyzdžiai ir panašiai. Tai mes taip sutarę, kad aš papasakosiu bendrai apie investavimą ir įvesiu į vieną iš tokių paprasčiausių investavimo galimybių sutelktinį finansavimą, o po to Audra pristatys tokius niuansus techninius daugiau, kurių aš už juos nenorėčiau prisimti atsakomybės, tai tiesiog už tai, už ką atsako platforma, papasakos pati Audra kaip platformos atstovė. Tai trumpai apie mane. Nesu aš vien tik tai sodininkė, nors sodininkė taip pat esu, įstringa jau 4 metai šeimininkaujanti savo sklype. Ir labai myliu gėles visokias ir pas mane kol kas iki stilingo sodo nelabai, daugiau mišrainė visokiausių augalų, kadangi aš juos visus labai myliu. Bet profesiniam gyvenime teko ragauti daug dėstymo duonos, dirbti Seimo nario padėjėja, stažuotis įvairiuose užsienio universitetuose ir
ir įmonei vadovauti, ir rinkodaros tyrimus, kai dar buvau pati inicijavus, mano toks mažiukas pirmas versliukas buvo. Tai va, ir norėjau papasakoti ir apie savo pirmasis investicijas, bet labai labai trumpai. Tai mano patirtis pirmoji nebuvo smagi. Tai buvo dar tie metai 93-ieji, kai dar tik tai kūrėsi Lietuvos vertybinių popierių rinka. Ir norint investuoti, tai reikėjo nueiti į fizinę vietą, susitikti su kažkokiu fiziniu asmenim brokeriu, kuris už tave atliko investavimo veiksmą, tau sutikus pasirašius popierius, viskas buvo labai formalu, sudėtinga ir gana brangu. Tai, na, kas visi yra mano kartos, Eglės kartos žmonės, turbūt, vat, jo tos pirmi nusivylimai yra turbūt vienas iš tų dalykų, kurie užkirto tokio domėjimosi toliau kelią ir kažkaip atgrasė nuo investavimo temos, atrodo, kad tai tikrai labai viskas sudėtinga. Tačiau persukus juostelę laiko iki šių dienų, iš ties viskas labai labai pasikeitė. Ir taip stipriai pasikeitė, kad šiai dienai investuoti galima iš savo mobilaus telefono, labai paprastai, labai greitai. Ir sunkiausias momentas turbūt yra susikurti tiesiog paskyrą. Susikūrus paskyrą, jau galima tada gana greitai ir lengvai įvairias operacijas atlikti. Ir kainos investavimo taip pat yra labai stipriai sumažėję, todėl tikrai pabandysiu trumpai papasakoti apie visas galimybės. Perbėgsiu vienas ir kitas, o paskui jau mes kalbėsim apie sutelktinį finansavimą daugiau, nes, kaip sakiau, tai yra viena iš prieinamiausių, viena iš paprasčiausių ir pradžiai labai patogių platformų dalykų. Čia matote keletą mano sodo vaizdų, esu didelė bijūnų fanė ir tikiuosi, kad visi, kas mėgsta šalavijus, katžoles, rododendrus ir pušis ir kitus augalus, tai mano yra savotiški kolegos. Taigi, kodėl pirmiausia reikia apskritai investuoti? Taip, mes gyvenam lyg ir be investavimo, kai kurie iš jų, nes šitas webinaras ir daugiausia nukreiptas į tuos, kurie dar neinvestuoja, dar tik tai galvoja apie tai. Ir nors čia bus įdomios informacijos visiems ir pradėjusiems investuoti taip pat, bet daugiausiai yra nukreiptas šitas webinaras į tuos pradedančius. Taigi, kodėl apskritai pradėti investuoti? Tai pirmiausia, jeigu mes tiesiog savo sąskaitoje laikome pinigus, tai tie pinigai keičia nuo infliacijos. Ir tą aš iliustruosiu truputėlį vėliau. Jūsų sukauptas finansinis turtas, jeigu jūs investuojate, auga, skirtingai negu tik šiaip, jeigu jūs laikote savo sąskaitoje pinigėlius ir jie neuždirba jums jokių palūkanų. Ir tas investuotas turtas taip pat uždirba jums pajamas. Tai yra tampa pasyvių pajamų šaltiniu. Tai vat, jeigu mokėsite, taip pat jūs mokėsite mažiau mokesčių nuo savo investavimo pajamų, nes nuo darbo pajamų, jeigu jūs įpratę, kad pinigai ateina tik iš to, kad aš einu į darbą, gaunu darbo užmokestį ir tai yra visos mano pajamos. Tai yra tik vienas pajamų šaltinis ir šitas pajamų šaltinis apmokestinamas labai stipriai. Tai yra su visais sodros mokesčiais ir pajamų mokesčiais jūs sumokate maždaug apie 40 ir daugiau procentų nuo visų gaunamų darbo pajamų. Na, o nuo investavimo pajamų yra valstybės mokesčių lengvata 501 eurų apskritai neapmokestinama, o toliau apmokestinama nuo 501 euro 15 procentų. Tai lyginant su tuo, kiek darbo pajamos apmokestinamos, investavimo pajamos apmokestinamos žymiai mažiau. Dabar svarbiausias momentas, kurį aš noriu jums pasakyti, kad kuo jūs anksčiau pradėsite investuoti, tuo jūsų investavimo rezultatai bus didesni. Ir tą noriu iliustruoti va tokiais skaičiais, kad jeigu jūs šiandien investuojate, tarkim, 1000 eurų ir kiekvieną mėnesį dar papildomai 100 eurų per mėnesį atsidedate, tai jeigu mes skaičiuosime su 12 procentų metinių palūkanų, jūs turėsite štai tokius rezultatus po atitinkamos skaičiaus metų. Čia X skalė yra atidėta po kiek metų jūs matysite tuos rezultatus. Tai jeigu jums šiandien yra 25 ir investuosite 45 iki pat savo pensijos, tai turėsite labai, labai įspūdingus rezultatus. Ir atkreipiu dėmesį jūsų, kad čia mėlynas stulpelio dalis, tai yra tai, kiek jūs realiai sumokėsite, o visas oranžinio stulpelio kita likusi dalis, tai prieaugis, kuris susidaro dėl to vadinamo 8 pasaulio stebuklų, tai yra sudėtinių palūkanų. Kas tos sudėtinės palūkanos? Tai jeigu jūs gaunate grąžą, tą grąžą
užuot suvartoję, užuot pasiėmę, jūs ją paliekate ir atgal toliau investuojate, tai yra neišsiima tų pinigų, o visą laiką juos toliau įdarbinate, tai susidaro tas sudėtinių palūkanų efektas, kuris ir sukelia štai tokį didžiulį prieaugį, iš kurio jūs galite tikėtis, tikrai stebuklingų rezultatų ir ypač kuo ilgiau investuosite, tuo tie rezultatai bus didesni. Už tai ir sakiau, Eglei, jeigu į didelį kruizą, reikia kuo anksčiau investuoti. Tai savo vaikams patariau ir investuoju nuo 20, tikiuosi, kad ateityje bus geresni rezultatai, negu buvo tėvų ar senelių. Apie tą infliacijos krokodilą. Tai infliacija valgo mūsų pinigus. Mes visi iš bendro išsilavinimo žinom, bet kiek tas infliacijos krokodilas iš tikrųjų aktualus ir baisus. Jeigu, sakykime, jūs turite 1000 eurų banko sąskaitoje 2024-aisiais, ir santaupos neuždirba palūkanų, tai aš apskaičiavau, kiek jūs prarastumėte esant skirtingam infliacijos lygiui. Tai yra 2, 5 ir 10% metinė infliacija. Tai štai kiek jūs prarastumėte pinigėlių. Dažniausiai žmonės kažkaip nesuka galvos, bet aš sakau, jeigu vieną dieną ateitų krokodilas ir sakytų, atiduok man 19 ar 47 ar to labiau 90 eurų, tai turbūt, kad visiems labai skaudėtų ir niekas nenorėtų pinigų atiduoti. Bet kai pinigai guli sąskaitoje ir jūs nematote, kaip jie nuvertėja, tai toksai jausmas, kad gal niekas ir nevyksta. Tai iš tiesų tai vyksta. Taip, ir kaip stipriai tai vyksta, aš iliustruoju Lietuvos statistikos departamento pateikiamą informaciją, kokia ta infliacija iš tikrųjų buvo nuo 2014 metų. Tai matome, kad gana ilgai, iki 20 metų buvo būdinga labai maža infliacija, tik tai, tai tokia šliaužiančioji vadinama infliacija iki 2% per metus, tai kuri nėra skaitoma pavojinga, bet aš jums iliustruoju, ką duoda ta ir 2 metų infliacija. O 2021-2022 metais mes turėjome tokį infliacijos stiprų padidėjimą ir jau pasidarbavo ta infliacija iš peties, kaip suprantame, tai buvo ir daugiau negu 10%. Taip, tai jeigu 21 maždaug tiek praradote nuo 1000 eurų, tai jau 22 praktiškai dvigubai. Ir žinoma, kad čia jau ir investavimas labai stipriai nebūtų išgelbės, bet būtų stipriai amortizavęs šitą, tai yra sumažinęs šitą žalą. Kodėl investavimu yra svarbu domėtis moterims? Šitas webinaras yra skiriamas daugiausia moterims, norint jas padrąsinti, nes iš esmės tik tai apie 26% moterų investuoja. Tai dabar jau statistika sako, kad vis daugiau moterų investuoja, ypatingai jaunų moterų. Tai jaunos moterys Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, jau apie pusę moterų investuoja, bet vyresnio amžiaus ypatingai mažai investuoja, lyginant su vyrais. Tai investavimas yra iš esmės mūsų tas draudimas. Mes visi galvom, kas bus, jeigu aš neteksiu pajamų. Įvairūs bankai ir kitos institucijos siūlo jums apsidrausti nuo pajamų praradimo. Bet ar negeriau, užuot leidus bankams eilinį kartą užsidirbti pajamų, geriau patiems susikaupti tą savo fondą, pavadinkime taip. Investavimas padeda sukaupti kapitalą, kuris padeda ateityje išlaikyti jau užaugusius vaikus. Taip, nes jau kai nepadės valstybė, nei pietų nenupirks, nei vakarienės mūsų pradinukams, taip toliau, kai jūsų studentais taps vaikai, tai va tiems studentam išlaikyti dažnas nepagalvoja, kad tikrai reikia daug pinigų. Tai investavimas yra kelias link finansinės nepriklausomybės ir mes visi turbūt norim tapti nepriklausomais ir aš visiškai pritariu Eglei, aš irgi norėčiau, galbūt netgi kažkurio momentu nedirbti, jeigu tik tai aš tai pasirinkčiau, arba galėti pasirinkti, visai kitas jausmas gyventi, kai tu žinai, kad tu gali pasirinkti nedirbti, būti finansiškai nepriklausomu ir tiesiog mėgautis savo darbo vaisiais. Kitas dalykas yra ir lazda, yra ir tokia grėsmė, ypatingai moteriams, jeigu netyčia šeima iširtų, jeigu liktumėte be maitintojo, tikrai tai nebūtų labai gerai, čia švelniai pasakius. Iš tikrųjų, moteris dažniausiai nukenčia dėl to būtent savo ignoravimo visų turtinių dalykų. Domėkitės, kaip vyras stato namą, jūsų šeimos namą, taip domėkitės investavimu, kur investuojam, ką investuoja, nes bankas tikrai neišieškos iš visų institucijų ir tikrai visko nesužinos. Jeigu jūs užsimerksite ir nesidomėsite, tai tiesiog pati save nubausite galiausiai.
Va, tai dabar, jeigu jūs dar tik svarstote investuoti, tai reikėtų savo užduoti keletą svarbių klausimų. Pirmiausia, tai ar esate labai azartiški ir kiek azartiški, nes jeigu iš tikrųjų esate labai azartiški, tai gali būti pavojingas užsiėmimas. Aš netgi sakyčiau, jeigu labai azartiški, reikėtų turbūt gal kaip degtukus padėti kur nors toliau nuo savęs, tai taip ir nepradėti investuoti. Ar esate linkę rizikuoti? Ir čia mes vėliau sugrįšim prie tų rizikos lygių, bet dabar aš taip sąlyginai išskirsiu tos polinkį rizikuoti į 3 kategorijas A, B ir C. Tai A būtų žmonės, kurie labai nemėgsta rizikos, mėgsta, kad viskas būtų taip, kaip suplanavo, ten, kur padėjau, ten rasiu, jokio neapibrėžtumo ir taip toliau. Tai čia būtų A lygmuo, B lygmuo toks saikingai linkęs į riziką žmogus ir C lygmuo tai būtų jau tokie žmonės, kurie, nėra tie labai azartiški, bet yra, sakykime, motyvuoti ir linkę rizikuoti dalį savo kažkokių pajamų, atidėti ir stipriau rizikingoms investicijoms. Be abejo, svarbu ir kokie investavimo tikslai, ir kokie tie investavimo lūkesčiai, ir reikia savęs paklausti, o kiek pinigų per mėnesį galėsite investuoti. Noriu Jums pasakyti paprastą psichologinį triuką. Jeigu Jūs pasidarysite savo planą, pasiskaičiuosite savo biudžetą ir susiplanuosite, kiek Jūs investuosite, tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti gavus darbo užmokestį, tai yra pirmiausia investuoti, kiek esate suplanavę. Panašiai reikėtų elgtis ir su visom paskolom, jeigu tokių paskolų turite, o tik po to jau gyventi iš to, kas liko. Kitaip dažniausiai būna, kad į mėnesio pabaigą, nieko taip ir nelieka ir vėl aš nukeliu savo investavimą į sekantį mėnesį. O kas bus, jeigu neinvestuosiu? Tikrai pasaulis nesugrius, jeigu Jūs neinvestuosite. Visada galima gyventi iš einamųjų pajamų, tik tai tas gyvenimas iš einamųjų pajamų truputėlį toksai, uždaras ratas gaunasi. Pirmiausia, Jūs dirbate, tada Jūs gaunate pajamas už tą savo darbą, tada Jūs išleidžiate tas pajamas, paaiškėja, kad dar tų pajamų pritrūksta, tenka pasiskolinti, o paskolos mus verčia dirbti dar daugiau ir stengtis kompensuoti tai, ką mes pasiskolinom, nes tai, ką pasiskolinote, mažina Jūsų ateities vartojimą ir gaunasi toks uždaras ratas. Tai taip, galima tikėtis, kad Jūsų pajamos su laiku augs ir tai natūraliai tikriausiai bus, duok Dieve, kad jos augtų greičiau negu infliacija. Jūsų kvalifikacija didės, Jūsų darbo patirtis ir taip Jūsų darbo užmokestis tikėtina augs. Ir jisai augs maždaug iki 35-45 metų, kai kas dar ir virš šito amžiaus sugeba pasikelti pajamas, bet tai jau nebūna dažni atvejai. Galima tikėtis, kad Jūs niekada neprarasite darbo, niekada neprarasit sveikatos, kad nieko nenutiks Jūsų vaikams ir visada šalia Jūsų bus sutuoktinis, kuris Jūs palaikys sunku momentą. Arba ir visą laiką drausti ir maitinti draudimo bendrovės. Aš peržiūrėjau prieš mūsų webinarą draudimo bendrovių pelningumo ataskaitas, tai jos klesti iš šito neapibrėžtumo, iš to, kad žmonės sukasi rate ir iš to, kad iš savo baimės perduoda valdyti draudimo bendrovės. Bet yra ir kitas kelias, taip mes galim pasirinkti investuoti ir reikėtų pradėti nuo keleto pagrindinių žingsnių. Kas norite detaliau apie tai, kaip išeiti už užburto šito rato ir kokie tie žingsniai investavimo, aš rėmiau su Deivu Ramziu, apie jį informacijos internete yra tikrai daug ir leidau savo truputėlį interpretuoti, perfrazuoti tuos jo investavimo pradžiamokslio žingsnius. Tai pirmiausia, ką reikėtų padaryti, nuo ko reikėtų pradėti, tai yra išmokite gyventi pagal savo pajamas. Taip ir visą laiką stengtis turėti bent pusės darbo užmokesčio mėnesinių darbo pajamų, kitaip tariant, rezervo, tam atveju, jeigu kažkas neplanuotas pirkinys ir reikia nedaug, bet atsidėti. Tai tą pusę darbo užmokesčio gerai būtų laikyti kažkur taupomajam indėlį, tarkime, kad jisai irgi generuotų nors nedidelę, bet grąžą visada būtų po ranka. Tai kaip reikia išmokti gyventi pagal pajamas, sumažinti savo išlaidas ir, jeigu įmanoma, padidinti pajamas. Kitas dalykas, padenkite visas savo skolas. Taip. Tai neliečia tik nekilnojamo turtos paskolos, čia jau kitas atskiras planas, nes tai labai didelės dažniausiai išlaidos. Psichologai psichologai pataria, kad tie žmonės, kurie yra psichologiškai tokie, jautrus ir vadovaujasi daugiausiai jausmais negu protu, tai reikėtų pradėti eliminuoti savo skolas nuo pačių mažiausių. Tada tai lengva padaryti, tu pajunti malonumą išsivadavimo iš paskolų ir tada tu
vis sniego, taip sakant, gniūžtės efektu, vis geriau šitą savo tikslą įgyvendini. Kitas dalykas, tie, kas vadovausi, jau skaičiavimais, protu, rekomenduočiau, kad pirmiausia reikėtų eliminuoti tas skolas, kurių bendroji metinė vartojimo kredito norma yra pati didžiausia. Tai yra ne tik palūkanos, tai ką visi didelėm raidėm rašo, bet ir tai, kas yra mažesnėm raidelėm privaloma pagal Lietuvos banko reguliavimą parašyta, bendroji ta metinė kredito norma. Tai va šitas skaičiukas yra kur kas svarbesnis. Į jį reikėtų ir žiūrėti. Tai ir yra tikroji jūsų kredito kaina išreikšta procentais. Investuokite apie 10-15% savo namų ūkio pajamų į trečios pakopos pensijų fondus, kaupkite vaikų mokslams. Tie, kas tikrai vis tiek po šito webinaro nenorės savarankiškai imti vadelių į savo rankas, tai galite pasidomėti tokiais produktais kaip investicinis gyvybės draudimas, ir panašiai, bet tie, kurie pasidomėsit ir pajusit malonumą iš to, kad tą patys tampate banku, o ne bankas maitinasi iš jūsų, tai jūs galite gyventi iš savo investicijų, taupyti visam tam dalykui per savo investicijas. Investuokite visas sutaupytas lėšas, dalį investicijų laikykite likvidžiuose aktyvuose. Kas tie likvidūs aktyvai, tai yra, tai tokios investicijos, kurias galima labai greitai paversti pinigais. Tiesiog labai greitai parduoti. Taip, kad galėtumėte tokį fondą turėti, kaip amortizacinį savo tokį apsaugos saugų tinklą, 3-6 mėnesių išlaidų dydžio atsargos vadinamą fondą. Ir tas būsto klausimas, jis ir be abejo svarbus, jeigu tik yra galimybė įsigyti nekilnojamąjį turtą ir tai netampa viso gyvenimo kažkokia tai investicija ir vergovė į viso gyvenimo bankui, tai tada verta tai padaryti. Antraip tiesiog reikėtų visas alternatyvas įsivertinti, bet apie tai jau būtų atskira tema. Kur dabar investuoti? Aš čia sakau investuoti, bet kur investuoti? Galima investuoti nekilnojamą turtą, bet čia lietuvių turbūt pats mėgstamiausias investavimo būdas, neskaitant aukso, tai turėsite iš tikrųjų nemažai rūpesčių. Gerai, jeigu pasiseks su nuomininkais ir jie bus sukalbami ir laiku mokantys žmonės, bet gali būti ir tai, kad turėsite daug visokių rūpesčių, ir be to jūs turėsite praktiškai į vieną projektą investuoti labai didelę sumą pinigų ir jokio diversifikavimo, tai yra jokio tokių atsarginių variantų iš esmės nebus. Dabar į įmonių akcijas, naftą, bitkoinus, tai yra tikrai didžiausią grąžą duodantis dalykai, bet čia jau patartina yra nuo vidutinės iki aukštos rizikos tolerancijų žmonėm, ypatingai bitkoinai, aš apie juos šiandien net nekalbėsiu, ir investicijos į naftą, pavyzdžiui, tai yra didelių svyravimų, didelio neapibrėžtumo rinkos, nors jos gali duoti, aišku, labai didelę grąžą, jeigu pasiseks, bet gali ir duoti negrąžą. Į fondus, obligacijas, auksą, tai irgi yra populiari priemonė, bet aš jums netrukus iliustruosiu, kodėl aš neinvestuočiau į auksą. Ir galiausiai sutelktinio finansavimo platformos, mažesni vertės svyravimai, didesnė grąža. Tai nepamirškime, yra tokia vadinama nerašyta 72 taisyklė. Jeigu jūs skaičių 72 padalinsite iš palūkanų normos, pavyzdžiui, jeigu ten metinė palūkanų norma yra 12, tai padalinus 72 iš 12 ir jūs gaunate per kiek metų jūsų investuota pinigų suma padvigubės. O vienas iš svarbiausių investavimo principų – tai investuoti kuo daugiau pradžioje. Ne taip svarbu, kokios bus jūsų tos įmokos toliau, kiek jūs pačioj pradžioj savo investavimo kelio investuosite. Ir tai tam, kad suveiktų tas sudėtinių palūkanų efektas. Tai jeigu aš pradėčiau investuoti, būdama jaunas žmogus, be įsipareigojimų, be vaikų ir panašiai, aš turbūt, nežinau, vasarą gerokai padirbėčiau, kiek galėčiau padirbėčiau, sutaupyčiau ir tuos pinigėlius investuočiau, tam, kad paskui galėčiau jau atsidėti, mažiau ir gyventi laisvai, nejausti didelių suvaržymų ir tuo pačiu, kad mano turtas jau augtų. Dabar labai trumpai apie pačias skirtingas turto klases. Kas ta turto klasės? Tai yra kaip skirtingos rūšys investicijų, į ką galima investuoti. Tai akcijų grąža yra viena iš aukščiausių. Aš sakiau, bitkoinų šiandien apie tas valiutas elektroninės nekalbam. Tai jeigu nekalbėsim apie bitkoinus, tai akcijų grąža istoriškai yra aukščiausia. Čia yra tokia vidutinė ilgalaikė per daugiau nei 10 metų, kokia buvo ta grąža. Toliau investicinių fondų grąža irgi yra gera ir tai labai gera priemonė būtų investavimo.
ir pradedatiesiems taip pat. Nekilnojamasis turtas turi savo pliusų, savo minusų, bet kaip matote, jo grąža vidutinė yra tik tai 3–5%. Taip, tai pajamos ir plus dar vertės augimas, kuris dažniausiai kompensuoja infliaciją. Tai nėrgi labai aukštos grąžos investicija iš tikrųjų, nors susidaro kartais žmonėms įspūdis, kad yra ne taip. Obligacijos duoda tik tai 2–5 labai konservatyvią grąžą. Galima investuoti ir į prekes, prisipirkti, jeigu, tarkim, hiperinfliacija kažkokia ištiktų, ar kas prisipirkti, kad ir statybinių vyriausių medžiagų turim kur saugoti, ir tai irgi galime mes tą infliaciją pralaukti ir puikiai išlošti, ne? Taurieji metalai taip pat, tai daug kas įsivaizduoja, kad tai yra labai gera investicija, bet tai nėra iš tikrųjų pelninga investicija, jinai turi tuos linksmuosius kalnelius, kurie kartais gali būti ir liūdnieji kalneliai, tai nereikėtų labai susižavėti, šiuo metu aukso kainos labai stipriai auga, bet neaišku, kiek jos augs, ir čia apibrėžtumo modelio nėra, jeigu galvojam apie ilgalaikę perspektyvą, aš sakyčiau, kad tai nėra gera labai investicija, tuo labiau, kad juos reikia kažkur saugoti, tuos tauriuosius metalus, taip. Na ir galiausiai grynieji pinigai, į pinigų ekvivalentai mes galim turėti visokias taupomosios indėlius ir juose gali augti pinigėliai ir panašiai. Tai dabar aš trumpai pažymiu prie visų turto klasių, kokia turto klasė, kiek rizikinga arba rekomenduojama įvairių investuotojų, patyrusių investuotojų, kokios yra galimybės pradedantiems, kurie netoleruoja rizikos, tai vat aš siūlyčiau pasižiūrėti ten, kur surašytos raidelės A. Toliau vidutinės tolerancijos, vidutinės rizikos siūlyčiau žiūrėti, kur yra raidelė B mėlynam fone, ir galiausiai rizikingiausios iš čia esančių turto klasių yra pažymėtos raidelė C. Čia nematėme sutelktinio finansavimo platformų, nes jos yra priskiriamos prie alternatyvių investavimo priemonių. Bet apie jas mes kaip tik šiandien labiausiai norėsim pakalbėti. Tai dabar istoriškai, jeigu mes pabandytume, tai trumpą modeliavimą atlikau, kad jeigu investuotumėte, tarkim, 1000 eurų, visas tas mano lentelė išvardintas turto klases 2000 metais, atsižvelgiant į šitą istorinę retrospektyvą, kokia būtų galėjusi būti grąža iki 2024, kiek šiandien turėtume. Na tai va, čia jums iliustracija yra skaičiukai. Ir matom, kad taip akcijos būtų sugeneravę pačią didžiausią grąžą, bet prisiminkime, kad akcijų grąža tai irgi nėra kažkokia kosmiškai didelė, jinai iki 10% iš esmės. Na, o grąža, apie kurią mes šiandien kalbėsime, siekia ir 12%. Tai tas yra įdomus momentas ir noriu tai atkreipti jūsų dėmesį. Ar reikalingas jums investavimo kažkoks tai tarpininkas? Tai taip. Daugeliu atveju mes negalime investuoti be kažkokio tarpininko, tie tarpininkai gali būti įvairūs priklausomai nuo pasirinktos turto klasės, ir draudimo bendrovės, ir pensijų fondai, formos ir taip toliau. Tai taip, mes be jų patys dažniausiai negalime nieko įgyvendinti, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, nesvarbu, kokią investavimo priemonę pasirinksite, visada reikia atkreipti dėmesio į valdymo mokesčius, į sandorius, nes jie gali siekti iš tikrųjų daug. Taip atrodo, kas yra 0,33%, pavyzdžiui, tas metinis mokestis, kuris jūsų investuotos sumos yra skaičiuojamas kaip administravimo mokestis. Arba kitas pavyzdys, mano realus, šiandien patikrinau, būtent tokie įkainiai yra 1,25%. Tai štai aš jums dešinėje pateikiu skaičiavimą, kad jeigu jūs investuotumėte 1000 eurų ir su 12% palūkanomis, tai per 40 metų administravimo mokesčiai sudarytų labai nemažas sumas, kaip matote. Taigi, jeigu 1% ir daugiau tie mokesčiai, tai jau suprasti reikėtų, jie yra nemaži. Taip reikėtų stengtis, kad jie būtų mažesni. Kas yra smagu su sutelktinio finansavimo platforma, kurią šiandien pristatysime, tai čia yra vienintelis mokestis, labai didelis, taip sakant, per mėnesį mokamas 1 euras ir viskas. Tai investuosite ir 10 000, 100 000, vis tiek mokėsite 1 eurą, jeigu aš klystu, Audra mane pataisys. Taip pat svarbu žinoti, kur investuojamas jūsų lėšos, ką už jūs tas brokeris atlieka, ką jisai daro, pasižiūrėti į kokias priemonės, aš jums trumpai papasakosiu, kokios turto klasės, ir įsivaizduosite, kokia atitinkamai grąža ir koks yra rizikos laipsnis. Dabar kaip reikėtų diversifikuoti savo portfelį? Pagrindinė taisyklė yra nedėti visų kiaušinių į vieną pintinę.
nes, na, patys turbūt suprantam, kad jeigu pintinė kristų, tai visi kiaušiniai vienu metu suduštų, taip. Tai kaip reikia diversifikuoti? Tai pirmiausia, visko neinvestuoti į vieną kažkokią tai turto klasę būtų geriausia. Diversifikuoti turto klasės viduje, tai yra jeigu jau mes pasirenkam investuoti per savį, pavyzdžiui, tarpusavio skolinimo platformą, tai reikia į kuo daugiau paskolų investuoti, neinvestuoti į vieną paskolą arba dvi. Diversifikuoti tarp skirtingų rizikos klasių, neinvestuoti tik į rizikingas ir čia irgi tą galim pritaikyti savai platformai, galima imti ir A lygio paskolas, kurios yra mažiausiai rizikingos ir kažkiek paimti ir tų tokių, kurios, na, generuoja didesnę grąžą, bet yra ir didesnė tikimybė, kad jos galbūt vėluos arba net nebus išmokėtos. Diversifikuoti geografinę prasme, jeigu tai galima, ne vien, pavyzdžiui, Lietuvoje, čia galima pasižvalgyti akcijų rinką, stebėti ir perbalansuoti investicijų portfelį, jeigu keičiasi situacija rinkoje. Na ir daugelį kyla klausimas, tai kaip man stipriai reikia išskaidyti savo portfelį. Tai viskas priklauso nuo situacijos, bet tokios vadovėlinės rekomendacijos yra į 10 dalių, kaip minėjau, padalinti. Bet vėlgi, einant vis gilyn į kiekvieną priemonę, mes dar tenai diversifikuojam, tarkim, tarp tų skirtingų akcijų, pavyzdžiui, tos vienos klasės turto viduje ir panašiai, tai mes tada turėsim dar didesnį diversifikavimą. Va, tai diversifikavimas labai baisus žodis, bet jau turbūt baisiausias žodis, kokį aš šiandien pasakysiu, tai tikiuosi labai stipriai neišgąsdina. Tai kas yra tas tarpusavio skolinimas su telktinio finansavimo platformos? Pirmiausia, tai yra tas alternatyvus investavimo būdas. Kaip sakiau, ir jis duoda mažesnius gerokai svyravimus su potencialiai gerokai didesnė grąža, tai yra net ne tiek, kiek akcijos su savo didelė rizika ir volatilumu, tai yra svyravimais pasireiškia, bet tai realiai iš mano patirties, mano ir poros mano generuojamų draugų portfelių, prižiūrimų draugų portfelių generuoja apie 12% grąžą metinę. Ir kas yra smagu, kad yra maži svyravimai, potencialiai didesnė grąža ir maži svyravimai yra didžiausias patrauklumas tarpusavio finansavimo platformos. Tai tarpusavio skolinimas arba sutelktinis finansavimas iš principo yra beveik tas pats ir abidvi tas priemonės galima rasti savį platformoje. Tarpusavio skolinimo esmė yra ta, kad jeigu, tarkime, Eglė nori pasiskolinti savo kruizui 10 000 eurų, nu čia geras turėtų būti labai kruizas, tai iš kur dabar taip, Neringa jai nepaskolins 10 000 iš karto ir be to, ar Neringa nori visus kiaušinius dėti į vieną Eglės lizdą, gal ne. Tai tada, ką darytume, tai mes visi susimetam ten po 10, po 20, po 50 eurų ir tada savai platforma tuos pinigėlius apjungia ir paskolina Eglei vienu ypu. Eglė turi reikalų tik tai su platforma, mes turim reikalų tik tai su platforma, vieni kitų nematom, ant kitų nepykstam, jeigu kažkas ne taip, bet visas tos problemas sprendžia toliau tarpusavio finansavimo platforma. Taigi, kas yra smagu, tarpusavio finansavimo platformos skirtingai, pabrėžiu, negu kitose šalyse, Lietuvoje yra prižiūrimos Lietuvos banko. Ir tai, manau, yra labai gerai ir prideda saugumą mūsų tai visai tarpusavio skolinimo institucijų sistemai, todėl kad Estijoje, pavyzdžiui, buvo ir platformos žlugimo atvejis, o kiek aš domėjausi Austrijoje, Vokietijoje, tarpusavio finansavimo platformos duoda gerokai mažesnę grąžą ir jų nelabai ten prižiūri, jų bankai neprižiūri. Ten yra specialios reguliavimo institucijos, kurios prižiūri vienose šalyse vienus, kitose šalyse kitus ir ten, na, kyla daug visokių klausimų, ypač į tose šalyse, tarkime, giliau nepasidomėjus. Viskas yra paprasta, intuityviai suvokiama, labai paprasta aplinka ir galima gauti tiek palūkanas už savo paskolintus pinigėlius ir kas smagiausia, jūs juos gaunate iš karto. Jūs investuojat pinigėlius, sekantį mėnesį jūs jau gaunat palūkanus. Tai va šitas dalykas, tai čia iš vis yra nerealus, ne? Tai praktiškai kiekvieną mėnesį jums grįžta dalis paskolos ir jums grįžta palūkanos jau. Tai yra, grubiai tariant, jeigu aš investuoju 1000 eurų, aš galiu tikėtis 1% yra 10 eurų nuo tos sumos kiekvieną mėnesį. Tai va, jeigu ten 10 000, aš jau gausiu 100 eurų kiekvieną mėnesį. Taip, ir aš juos galiu toliau investuoti tam, kad, va, kaip sakiau, pasiekčiau tą sutelktinių palūkanų efektą. Tai va, tai
Galima taip pat pirkti ir parduoti paskolas antrinėje rinkoje. Galima gauti delspinigius už vėluojančius atiduoti paskolas. Yra rekomendavimo programa, per kurią taip pat galima papildomai gauti pajamų. Na ir norint užsiregistruoti į Savi platformą, reikia susikurti Paysero sąskaitą. Tai kaip sakiau, jeigu įveiksite šitą barjerą, tai yra, jeigu jūs sugebėsite susikurti Paysero sąskaitą, tai čia, žinokit, jau buvo didžiausia aukštoji matematika, jau po to bus tik tai malonumas investuoti, jau ten vienu piršto paspaudimu tikrai nebebus tokių problemų. Su Paysera tai ten viskas ir vėlgi griežtai reguliuojama, Paysera yra atsiskaitimų tokia institucija, kaip panašiai kaip bankas, Savi patys pinigų jūsų nelaiko, Savi tik tarpininkauja sutelkti tuos jūsų mažus indėlius ir perduoti kažkam, kam reikia didesnių pinigų. O Paysera yra, pavadinkime taip, kaip atsiskaitimo tokia priemonė, bankas kabutėse, jūsų sąskaita yra Payseroje. Tai jūs, kai susikūrėt Paysero sąskaitą, tai galite papildyti tiek įnešdami iš savo banko sąskaitos ir atrodys viskas taip, tarsi jūs iš savo banko sąskaitos pernešat į Payseroje esančią jūsų sąskaitą. Tai tiesiog pavedimą paprastą galite daryti. Galite per Savi platformą paspausti, papildyti sąskaitą ir tiesiai iš platformos jungtis toliau per Payserą ir papildyti sąskaitą. Na ir taip toliau yra daug dalykų, kuriems mes nelabai šiandien turim laiko ir yra parengtas toksai detalus seminaras, kur aš aptariu kiekvieną šitą dalyką ir detaliai viską parodau jau pačioj platformoje. Tai šiandien aš noriu jums irgi parodyti šiek tiek dar platformoje, tai dabar jau matau, kad mano laikas visai baigėsi. Ir dėl to aš jau detaliai nesileisiu, bet, kaip sakykime, parodysiu, ką jūs gausite, jeigu jūs, tarkim, sugalvosite užsiregistruoti. Ir tada gausite tiesiog nuorodą į tą įrašą ir galėsite pasižiūrėti detaliai su tiesiog ekskursija po pačią platformą, kaip aš ten darau, ką darau ir viską detaliai paaiškinti. Tai jeigu aš dabar kažkiek skubėjau ir ne viską spėjome mes aptarti, tai tikiuosi, kad tas įrašas tikrai bus toksai žingsnis po žingsnio, kuris leis jums labai detaliai susipažinti su to, kaip daryti. O dabar vis dėlto jau turbūt aš čia tik perbėgu, ką jūs ten gautumėte dar tam video papildomai, kokios grąžos tikėtis, dar šitą dalyką trumpai parodau. Taip, visos paskolos yra suskirstytos pagal rizikos klases, panašiai kaip aš šiandien rodžiu jums tą A1, B, tai yra A, tai yra B ir C, tai čia irgi yra A, B, C, D ir yra A1, A2, A3, B1, B2, B3 ir taip toliau. Ir atitinkamai štai kokios grąžos. Tai kaip matote, lyginant su kitomis turto klasėmis, grąžos yra tikrai aukštos, bet nepamirškime, kad su didesnė grąža ateina ir didesnė rizika. Na, mano patirtis tokia, kad nors teoriškai mano portfelis yra apie 14% grąža rodoma teorinė, bet praktiškai aš gaunu 12% ir tai jau yra atmetus visas sąnaudas, tai yra tą 1 eurą per mėnesį, kurį moku platformai, tai faktiškai daugiau niekur nejaučiu jokio diskomforto dėl to, kaip man išieškoti ten kažkokias vėluojančias paskolas, raginti nemokančius laiku skolininkus ir taip toliau, tai šitų dalykų daryti nereikia, visą tai prižiūri platforma ir tai yra tikrai labai komfortiška. Tai apie tai negalėsiu plačiau papasakos mums Audra. Kas yra dar smagu, yra galima susikurti automatinius investavimo profilius. Tai čia yra tas dalykas, kai Eglė sako, aš nenoriu ten kabėti ir žiūrėti ir ten, aš noriu, kad tiesiog pinigai dirbtų, ne? Tai čia yra vienas iš tų kelių, tiesiog aš sukuriu, pasakau, kad aš noriu investuoti tik į tokio dydžio paskolas, kurios išduodamos tokiam tai laikui, tokiem tai žmonėms, kurie skolinas tokiais tai tikslais. Tai va, tai apie tos investavimo profilius irgi viską detaliai sužinosite ir noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad pavyks ištrūkti iš to rato žirkyčių ir mes galėsim to kruizų, gal net su Egle kažkada nuvažiuoti kažkur tai ir savo tiesiog sėdėti ir mėgautis vaisiais tais. Tai va, tai nežinau dabar kaip čia darysim, merginos, ar man dar parodyti. Dabar labai ačiū, labai įdomiai papasakojai, Neringa, tikrai jaučiasi dėstymo stažas, aš net susimokėjau skolos įmoką tau pasakojant.
Bet iš tikrųjų tai, nu, man tai labai norisi nedirbti ir čia 1 eurą tai platformai apmokėti, gal kaip nors surasiu. Gal iš karto galėčiau paklausti, kiek mažiausiai galima investuoti? Nu taip, kad būtų žmogui neskausmingai. Nu, vat susitaupiau, aš kažkiek pinigų įdėjau, paskui vėl susitaupiau, vėl įdėjau. Ar čia gali būti va toks dalykas? Nes paskola tai moku ir moku pastoviai. Jau čia be pasirinkimo. Taip, tai va gal aš tą progą ir parodysiu. Čia yra realus portfeliukas, ne mano, bet vieno iš, kaip sakiau, aš padedu kai kuriems žmonėms truputėlį, tai čia yra dabar pervadinta demo, bet tai yra realaus žmogaus, realus profilis. Jis pradžią investavo 5000 ir po to matosi, kaip tas jo portfeliukas augo. Čia mes matom, kiek jisai kiekvieną mėnesį gavo palūkanų. Taip, va, mes galim pavaikščioti, matom, kad ne vienodai moka, bet tarkim, ypatingai sausio mėnesį, matyt, pritrūko daugam gruodį, žinoti, išlaidos įvairiausios, tai vat Tu smuktelėjo. gal gali pavardinti, nes man tai nesimato skaičių. Oi, aš atsiprašau, maniau, kad dalinuosi ekranu. Daliniesi, bet Ekranas skaičiai labai matosi, mažiukai. skaičių nesimato tiesiog, pamėnesiui skaičių nesimato, matosi, kad palūkano šiais metais 370 eurų, tik tai pamėnesiui nesimato. Užvesti Supratau, gerai. Supratau. Tai į Eglės klausimą, galima investuoti teoriškai, kad ir, žiūrėkit, jeigu investuosiu 100, tai kiek sugeneruos 1 eurą per mėnesį, tai tada vadinasi, tas 1 euras bus suvalgytas platformos mokesčių. Nors pradžioje kažkurį laiką platforma kiek Audra neima mokesčio? Pusę metų ar trumpiau? Pusę metų, tikrai. Pusę metų iš vis jokio mokesčio. Taip, kad per pusę metų reikėtų išauginti savo portfeliuką iki, na, sakykime, kokių bent 600 eurų, taip rekomenduoja pati platforma, kad jau tada nebūtų baisu, kad tas mokestis sudarytų kažkokį ten ženklę dalį nuo to, kas yra užauginta, ne? Tai dabar čia mes, jeigu pažiūrėsim, žmogus investavo rugpjūtį, jisai investavo šitą rugpjūčio, man atrodo, pradžioje, jeigu aš gerai prisimenu, tos 5000, tai iš karto jie visi nesusinvestavo, iš pradžių gavo 13 tik tai eurų palūkanų, todėl kad nupirkom iš antrinės rinkos keletą paskolų, kurios jau dirbo, o paskui jau startuoja, žiūrėkim, 47, 48, 67, čia matyt kažkas prieš tai buvo nesumokėjęs, vėliau sumokėjo, 66, 60, didžiausias buvo gegužės mėnesį 74,5. Tai va tiek kiekvieną mėnesį tam žmogui generuoja, tai tarkim šiais metais jau iš viso jisai uždirbo 370 eurų. Aš gal čia truputėlį norėčiau papildyti, nes kodėl gali būti 1 mėnesį sumažėjimas. Iš tikrųjų, dažniausiai sumažėjimas įvyksta ne dėl to, kad nesumoka palūkanų tą ar ne mėnesį, bet jeigu kažkas iš paskolos gavėjų grąžina paskolą anksčiau laiko. Ir va šitam puslapį labai gerai matosi, kad grąžintos investicijos yra 27. Ir tiesiog būna, kad 1 mėnesį na, tarkim, ar ne, sukrenta, kad grąžina kažkurias paskolas, na tai aišku, tada tiesiog tos investicijos grįžta į peiserą, ar ne, ir jas vėl galima įdarbinti, bet kol tos lėšos bus įdarbintos, tai palūkanų tada būna mažiau šiek tiek. Čia pažiūrėkime, tai perjungus rodyti paskolos dalį, mes matom tas mėlynas stulpelio dalis, tai yra kiek atidavė paskolos, o ta oranžinė kiek palūkanų. Tai va, kai kažkas sausio mėnesį, va būtent matyt metų pabaigoje norėjo visas skolas, kaip sakoma lietuviškai, užbaigti, atiduoti, tai ir atidavė ir dėl to va sausio mėnesį buvo tiek daug išmokų, o palūkanų buvo tiek, kiek turėjo būti, taip. Tai va. Be to čia mes galim matyti, kad vartojimo paskolos čia sudaro šitam portfelį didžiąją dalį, bet taip pat yra ir verslo paskolos. Tai Savi platforma įdomi yra tuo, kad jinai iškart leidžia diversifikuoti paskolas, tai yra jūs investuojate į 3 turto klases. Pirmiausia, skolinate tiesiog žmonėms, taip, kiti gali, na ir jūs tie patys gali skolinti verslui. Verslui paprastai yra šiek tiek mažesnės tos palūkanos, skirstoma tik tai į 3 tas klases, A, B, C, berods dabar ir D atsirado. Ir yra nekilnojamo turto paskolos. Tai Audra kaip tik ir papasakos apie tai detaliau. Gal aš dar kažką turiu parodyti, ar galiu parodyti prieš tai, kaip pereisim prie platformos?
Iš tikrųjų, gal labai tiktų tada ir į klausimą atsakyti, nes čia vat irgi apie, na nežinau, gal ir tą psichologinį tokį nusiteikimą. Klausimas toks, kaip paraginti pradėti investuoti į sesę, kuri keli metai skaito literatūrą apie pinigus, taupimą, investavimą, bet nesiryžta pradėti investuoti. Vat rašo, kad jos brolis investuoja jau keli metai, taip pat ir Sarė. Bet yra kas vat ruošias, bet nesiryžta žengti to pirmo žingsnio. Kaip manot, kas galėtų Man paskatinti? atrodo, kad jeigu žmogui parodytume tą grafiką, vat kaip stipriai nuo laiko priklauso gautas rezultatas, tai man atrodo, čia didžiausias argumentas. Bent man turbūt, kad jisai suveiktų labiausiai. Ir man iš tikrųjų, aš visą laiką ir tos jaunus žmonės sakau, ir savo vaikus sakiau, kuo anksčiau, imkite ir investuokit dabar. Jeigu reikės, aš padėsiu. Galiausiai aš jaučiu tam tikrą moralinę atsakomybę, aš čia dabar sakau, atvesiu, paklaidinsiu, sugundysiu ir paliksiu, tai šitaip nenoriu daryti. Tai prisijėmu atsakomybę, jeigu kažkam kyla klausimų, rašykit man asmeniškai, kažkaip vis tiek rasiu aš to laiko, ypač vasarą, ir tikrai pakonsultuosiu, jeigu tik tai reikia. Tai va, tai profesionaliai tuo nesiverčiu, bet jeigu reikia pagalbos draugiškai, man labai daug kas iš šitos grupės padėjo su augalais. Aš atsimenu, kai tik tai pradėjau, plynas laukas buvo, tai ir dovanų gavau, ir pirkau iš narių, ir visai buvo. Ir mainėmės. Ir patarimai, ir viskas. Taip, tai aš labai dėkingai sakau ir grupiai, ir dėl to sakau, savo duoklę esu pasirengusi atiduoti, jeigu tik tai kažkam reikia asmeninės pagalbos, paskutinio to postumio patarimo, tai tikrai aš mielai labai. Man pavyzdžiui, yra linksma, džiaugsminga ir malonu kažkam padaryti malonu. Tai va, tokia gaunasi. Vat Petrui atsakant, tai man atrodo, yra va toks tipas žmonių, kurie mokymasis yra minusas. Ir jie mokosi, bet niekaip nesiryžta to pirmo žingsnio žengti. Ir jeigu tai būtų neskausminga, nu, bet kaip čia, turiu kažkiek pinigėlių susitaupus įsidėjau, turiu kažkiek susitaupius įsidėjau. Tai va taip neskausmingai mažai žingsniukais, manau, kad ir paeitų. Nu, pažiūrėkime, į ką čia šiandien Eglė, pavyzdžiui, investuotų. Tai pirminė rinka, tai vadinasi ten, kokios dabar paskolos šiuo metu yra parduodamas. Nu, pažiūrėkime, ar pavyks šiandien kažką gražaus įdomaus surasti, jūs sugundyti. Taip, matome, kažkas tai nori pasiskolinti 50 000, tai yra verslo paskola, ir čia duoda 14% metinių palūkanų, mokės 15 dieną ir va kiek jau 3% iš šitos sumos jau yra surinkta investuotojų. Bet tai yra rizikinga investicija, tikrai nuo to nepradėčiau. Dabar su nekilnojamo turto įkeitimo, čia yra saugiausia klasė, net matom, net nerodoma kokia saugumo klasė, nes tiesiog laikoma, kad tai yra pati saugiausia investicija. Va, ir tada grąža, aišku, bus mažesnė, bet jeigu jūs labai bijot, labai jau nepasitikit, ir aš čia su Egle visiškai sutinku, kuo daugiau skaitai, tai atrodo, Dieve mano, kiek visokių grėsmių, ir aš tikrai nesugebėsiu ir tikrai nepadarysiu, o čia dar šitas žlugs ir čia nukris tos akcijų vertė ir ką aš tada darysiu. Tai taip, tu gali įsibauginti. Ir tas iš tikrųjų kartais per ilgas ruošimas iššokti nuo tramplino padaro taip, kad tu nebešoki. Tu pergalvoji visą, kas gali įvykti. Tai tiesiog reikia šokti. Šokti tam, kad tu galiausiai pajaustum tą plaukimo malonumą ir tiesiog įvyktų tas lūžis. Įvyktų lūžis. O po pirmo to judesio, pasakykit savo, 1000 eurų, gal aš nenumirsiu, jeigu aš juos investuosiu. Niekas neatsitiks, ne, tokio baisingo. Aš tai numirčiau, aš mažesnėm sumom norėčiau. O pilnai galima, žinokit, aš toj parodysiu. Tai gerai, paimkim vartojimo paskolą. Čia su nekilnojimu turtu žmogus turi, bet jis nėra įkeistas, tik tai jis yra, kad turimas, taip, bet gal paimkim kažkokią tai, 15% C2 lygio paskolą, mes ją peržiūrėkim. Dar primink C2, tai čia rizikinga ar ne? Tai čia yra kaip tik pavedus, matot paraštę, nuo A1 iki A3 yra aukštas patikimumas, C jau toksai vidutinis, sakykim, aš investuoju, asmeniškai aš, iki C3. Tų jau kitų, aš irgi ne iš tų labai rizikingų ir neimu, bet yra žmonių, kurie investuoja visas, kurios ten turi virš 20% grąžą, tokių irgi būna. Žiūrėkim, čia pavyzdžiui matom ką apie tą žmogų, kuris skolinas. Jam 60 metų, tai yra vyras, darbo veiklos sritis nenurodyta,
stažas yra didelis, gyvenamoji vieta nenurodyta, kartais būna nurodyta, profesinis išsilavinimas, išsiskyręs ir turi vieną išlaikomą asmenį, turbūt vaiką, na tai turbūt rūpinasi tuo vaiku ir matyt dėl to dirbs. Taip, aš kažkaip patikimiau žiūriu žmonės, kurie rūpinasi kažkuo. Darbo pobūdis: dirba visų etatų, dabartiniai darbovietė nuo 4 iki 12 mėnesių, pajamos 920, taip, ir įsipareigojimai kokie yra, parodyta, kiek įsipareigojimai sudaro. Čia jums, šiaip pradžioje aš labai skaitydavau šitus visus, bet paskui aš jau pradėjau pasitikėti platformą ir mažiau savo galvą, o galiausiai automatiniai investavimai padaro savo. Bet pažiūrėkim, kiek žmonės investuoja. Į šitą paskolą, va čia yra užslaptinta, kurie būtent žmonės, bet jie turi savo tokius numerikus, kodukus. Investuota suma yra 50 eurų, pavyzdžiui, kažkas tai duoda 20, o yra tokių, kurie va po 10, po 11 ir daug tokių, kurie po 10, po 11. Na, kodėl aš neinvestuočiau po 10, po 11, aš detaliai paaiškinu tam būtent jau detaliam įraše, tai dėl to, kad paskui aš tiesiog neparduočiau tos paskolos, bet mes va matome, kiek kas gaus. Dabar kodėl tos palūkanos skiriasi? Tai 9 procentai reiškia, kažkas investavo su vadinamu garantiniu fondu. Dar toks yra dalykas jau tiems, kurie visai bijo nori apsidrausti. Tai dar yra ten uždedi varnelę prieš investavimą, tada labai stipriai, kaip matot, nuo 15 iki 9 procentų sumažėja grąža, bet už jūs garantuoja tada platformą ir iš savo turimo fondo jie tiesiog padengs, jeigu paskola vėluos, jums tada paskola nevėluos. Na tai va, tai visos priemonės yra, čia tik tai noro reikia. Ir visa kita tikrai va dabar Audra galėtų papasakoti detaliau ir tada mes gal tos klausimus, nes jeigu mes pradėsim čia su Egle apie klausimus diskutuoti, turbūt ir baigsis webinaras tuo. Aš tai galvoju, žinokit, kad reiktų taip dar vieno detaliai apie tą platformą. Nuo ko pradėti, nes mes čia tik tai taip, kad būtų žmonėm įdomu pliurpiam. Tai, na, tiesiog truputėlį supažinti. Tai aš dar gal keletą tokių pagrindinių skaidrių parodysiu, kur, vat, kaip sakau, toks gal būtų kaip investavimo žemėlapis, gal dar tik tai parodant tas skaidrės tiesiog irgi, vat, nežinau, noriu galbūt pasakyti, aš be abejo atstovauju Savi platformą, bet Neringa nedirba Savi, nors pasižiūrėkit, kiek jis žino. Ir iš tikrųjų mes susipažinom su Neringa būtent todėl, kad ji tikrai kreipdavosi į Savi dažnai ir klausdavo, na, vyksta kažkoks pokytis, ar ne? Klausia, rašo, tai net iš pradžių tikrai tekdavo pavargti atsakant į tos klausimus, bet iš tikrųjų taip pat užsimezgė bendravimas ir prisiminėm ir savo pradžias investavimo, nes, na, aš lygiai kaip ir bet kuris žmogus irgi turėjau ir pamokų ir, na, galim jas vadinti klaidomis, bet aš manau, kad tai yra pamokos ir tie pirmieji žingsniai tikrai būna nedrąsūs ir taip kažkaip kartu suvienijom jėgas ir tiesiog pradėjom apie tai kalbėti, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tokį investavimo būdą, nes vat pradedantiesiems, neturintiems daug sumų, didelių sumų, didelio pradinio kapitalo, tai labai gera, na, proga bandyti ir mokytis, nes ne iš knygų mes mokomės, o mokomės iš savo patirčių, ar ne, kaip ir kažkokį augalą pasodinom, lyg ir gražu, reklamose gražu, bet va, toj dirbo jisai neauga, ar ne, ir ten reikia kažko kito, tai va čia gera proga išbandyti. Tai aš keletą skaidrių parodysiu, kad būtų aiškiau, apie ką mes kalbam, kol vat pasidalinsiu ekranu. Tai iš tikrųjų vat Savi platformos įkūrėjai yra buvę bankininkai, ar ne, kurie tiesiog matė, kaip bankai uždirba dėl to, kad skolina pinigus, ar ne, o tarpusavio ar sutelktinio finansavimo platforma veikia taip, kad visos palūkanos, kurias sumoka paskolos gavėjas, platforma kaip tarpininkas sumoka tiems, kurie investuoja, ar ne, perleidžia. Tai va, tai tiesiog visą tą pelną, kurį gaudavo bankai, nuo šiol gali gauti tiesiog paprastas žmogus. Taip, ir va čia, gal čia toks irgi papildymas, ką Neringa rodė, ar ne, mes pasižiūrėjom į įvairių turto klasių grąžą
Ir tikrai galima matyti, kad vat, akcijų grąža tikrai yra labai didelė, bet vat, yra tie svyravimai. Ir jeigu jums prireiks parduoti akcijas tada, kai jos nukritusios, pavyzdžiui, 2022 metais, na tada ir nebus tos grąžos, o bus minusas. Lygiai taip pat didesni ar mažesni svyravimai būdingi kitom turto klasėm, o tarpusavio skolinimų ir sutelktinio finansavimo turto klasiai tų svyravimų nėra didelių. Ir čia pagrindinis dalykas priklauso nuo to, kokią riziką atitinkamai ir grąžą pasirinks pats investuotojas. Nes matėt, gali būti 10% palūkanos, gali būti mažesnės, jeigu nuspręsit investuoti saugiai ir pasirinksite dar ir investuotojų fondo apsaugą. Taip, čia tiesiog gal trumpai, kaip ir Neringa pasako, kad yra skirtingų tipų paskolas ir va čia yra palyginimas, ar ne? Tai vartojimo paskolų vidutinės palūkanos, kaip matot, yra didžiausios, tada eina verslo paskolų palūkanos ir mažiausios yra be abejo palūkanos saugiausio paskolinio produkto, tai yra tų būstų paskolų. Aišku, atitinkamai skiriasi ir terminai. Matote, trumpiausias yra verslo paskolas. Taip pat skiriasi ir investicijų rėžiai. Mažiausia suma investuoti į vartojimo ir verslo paskolas yra 10 eurų. Ar ne, vat ką ir Neringa rodė, kiek kiti žmonės investuoja. Šiaip bendra platformos statistika yra tokia, kad vidutiniškai į vieną paskolą investuojama apie 50 eurų. Tai va, tai čia yra tokia, na, gali būti kaip orientacija, nusprendžiant pradėti, bet tikrai galima pradėti ir suinvestuoti vat, į 10 paskolų, 100 eurų, tai į kiekvieną paskolą po 10 eurų ir pasižiūrėti, kas vyksta, ne, kad tiesiog suprastumėm, kaip veikia, kaip grįžta grąža ir tada galėsite atitinkamai didinti sumas pagal savo galimybės. Garantijos, tai vartojimo paskoloms yra investuotojų fondas. Trumpai pasakysiu, kad apsauga įsijungia tada, jeigu paskolos gavėjas vėluoja 90 dienų iš eilės. Tai tada investuotojų fondas kompensuoja jūsų investicijų dalį ir per minėtą 90 dienų laikotarpį susikaupusias palūkanas. Na ir be abejo, verslo paskolos jau visada būna su nekilnojamo ar kito turto įkeitimu, yra ir vekselis bei laidavimas kaip tokia užtikrinimo priemonė. Na, o būsto paskolos be abejo jos yra užtikrintos irgi nekilnojamo turto įkeitimu ir tokių paskolų iš viso nėra nei vienos vėluojančios. Ir vėlavimas be abejo tai yra viena iš pagrindinių rizikų, kuri gali nutikti, net jeigu jūs pasirenkat, ar ne, tarkim, kažkokią tai grąžą, kuri užfiksuojama visam laikotarpiui, rizika yra, kad gali vėluoti arba netgi iš viso negrąžinti paskolos dalies, todėl ir rekomenduojama investuoti į kuo daugiau paskolų. Ir čia yra viena skaidrė su vidutiniam palūkanom pagal reitingą. Reitingas, kaip sakyčiau, yra toksai jūsų orientyras renkantis riziką. A tai yra aukščiausio patikimumo paskolos, atitinkamai grąža mažiausia, na ir atitinkamai rizika didėja. Gal aš čia daug nepasakosiu, nes labiausiai noriu parodyti kitą skaidrę, kur yra palyginta vidutinė grąža ir vėlavimą. Tai toks priimtas rodiklis visose platformose, kad skaičiuojama, kiek paskolų vėluoja daugiau negu 90 dienų. Ir čia jums geriausiai šita lentelė parodo, kokia yra galima grąža. Jeigu rinksitės aukščiausio patikimumo paskolas, ar ne, vėlavimų gali būti apie 1%. Na, tai tada ar negrąža ir bus, apie 11. Ir tada vėlavimų daugėja, atitinkamai didesnė ir grąža. Tai čia šitą skaidrį irgi rekomenduoju net nusifotografuoti ir ji padės jums orientuotis investuojant. Apie investuotojų fondą minėjau.
Ir čia gal vat irgi dar ta skaidrė, kurią irgi rekomenduoju nusifotografuoti ar iš karto nusiskanuoti šį kodą. Tai labai rekomenduoju, jeigu jau nuspręsite išbandyti platformą, rekomenduoju išbandyti jungiantis per šį kodą arba taip pat matote nuorodą. Va ir visiems užsiregistravusiems, ar ne, mes papildomai tada išsiųsim tokį detalų seminarą, kur Neringa papasako daugiau dalykų, kaip gauti tą maksimalią grąžą ir į ką atkreipti dėmesį, tiek renkantis paskolą pirminėje rinkoje, tiek susikuriant savo autoinvestavimo profilį. Ir dar toks dalykas, taip pat galite jungtis ir per mobilią programėlę. Esame vienintelė platforma, kuri turi mobilią programėlę. Tai kad ir kur eitumėte, kad ir kur būtumėte, galite tiesiog paprastai sekti savo investicijas ir reaguoti tiesiog mobiliajame telefone. Audra, dar gal galima tą skaidrę grąžinti, kur irgi reikia nusifotografuoti? Taip, žinoma. Tada, aišku, bus įrašas, darom įrašą. Tai visi tie, kurie žiūrės įrašą, irgi galės matyti, bet pakartoju. Aišku, savi puslapį tikrai yra šita informacija pateikiama. Kadangi mes esame Lietuvos banko prižiūrima platforma, tai be abejo teikiame finansinės ataskaitas Lietuvos bankui, jas talpiname savo puslapyje, tikrai tai yra viešai prieinama ir bet kuriuo atveju, jeigu rinksitės vieną platformą ar kelias, labai rekomenduoju pasidomėti būtent šiuo skaičiu, ne tik grąža, bet ir kokie yra vėlavimai. Nes, tikrai galiu drąsiai sakyti, mes išsiskiriame geriausių grąžos ir kokybės santykių. Tai, kitose platformose vėlavimai yra kur kas didesni negu pas mus, bet aišku, tie vėlavimai jau konkrečiai priklauso nuo to reitingo, ar ne, kurį jūs pasirinksite. Tai va, grąža yra fiksuota ir ji tikrai labai priklauso nuo jūsų sprendimų. Taip, gal yra klausimų, nes iš tikrųjų mes čia galim kalbėti labai daug. Tiesiog reikėtų galbūt užsiregistruoti pradžiai, prijungti Payserą, kaip ir Neringa minėjo, tai yra toksai, nėra jisai visiškai paprastas žingsnis, nes, įsivaizduokit, reikės užpildyti klausimynus, ar ne, tada yra toks, kaip sakau, ir face control, reikia atlikti vaizdo skambutį, kad tikrai įsitikintumėm, kad jūs ir esate tas žmogus, kuris užsiregistravo, tiesiog yra žingsniai nustatyti Lietuvos banko, kurių negalima praleisti, tai taip, tai yra formalumai, kuriuos reikia atlikti, bet susikūrus Payserą, visa kita yra kur kas lengviau. Ir tada galbūt tikrai galima kalbėti apie galbūt dar vieną seminarą jau tiems, kurie padarė šitą pirmą žingsnį. Tai dabar, merginos, gal atsakykit į klausimus, kur čia žmonės surašė? Taip, kaip tik ir žiūriu. Taip, apie įrašą jau aš atsakiau ir paminėjau, kad jisai bus. Taip, labai geras klausimas dėl pinigų išėmimo, ar ne? Tai dažniausiai tai vadinama likvidumu, tai tam yra antrinė rinka. Pirminėje rinkoje perkamos paskolas, ar ne, investuojama į pasirinktas paskolas, o antrinėje rinkoje galima ir pirkti, ir parduoti. Parduodant savo paskolą antrinėje rinkoje yra vėlgi 3 pasirinkimai. Galima parduoti su premija, galima parduoti su nuolaida arba galima parduoti už investicijos kainą. Yra taikomi mokesčiai, bet juos moka pirkėjas. 1% nuo tos sumos, už kurią yra perkama investicija. Tai jeigu tikrai prireikia greitai, tai rekomenduočiau parduoti už investicijos kainą, nesiekti uždirbti iš to.
Tai iš tikrųjų, manau, per 24 valandas galima tikrai drąsiai parduoti investiciją. Vėlgi priklauso, na, kokia bus ta suma. Ir va čia tikrai praverstų Neringos patarimai. Jau užsiminė, kad nereiktų investuoti, na, itin labai mažos sumos, nes mažos sumos investicija kur kas sunkiau realizuoti antrinėje rinkoje. Dar aš, jeigu galima, vieną dalyką, ko nepasakiau ir kas Taip. daugeliui gali būti aktualu. Daug kas bijo, kaip aš deklaruosiu pajamas gautas iš investavimo. Tai žinokit, smagiausias momentas yra tas, kad jums nereiks praktiškai deklaruoti jokiais kitais būdais, jūs tiesiog prisijungsit prie savo deklaracijos iš ankstinės sugeneruotos ir platforma tiesiog pateikia visą informaciją VMI ir viskas, ten jūs jau matysite, kiek jūsų yra uždirbta ir jeigu tai viršys 500 eurų, tai tik tai nuo tos viršijančios dalies mokėsite 15% mokestį, viskas. Taip, kad patogiau būti negali, sakau, aš tarp jo irgi pati galvoju, čia tikrai viskas tai bus paprasta, bet kai atėjo laikas deklaruoti pajamas, paaiškėjo, kad tikrai viskas labai patogu, labai paprasta. Taip, Tai dar vienas privalumas. Platforma, viskas atsiranda preliminariose deklaracijose ir jums reikia tik tai patvirtinti ir pateikti deklaraciją. Patiem nieko skaičiuoti nereikia. Taip, labai geras, vat, iš tikrųjų, dar matau komentaras Petro, vat, dėl to, kiek investuoti į vieną paskolą, ar ne? Tai iš tikrųjų labai priklauso nuo to, kokią sumą planuojate skirti. Tai va, nu, nežinau, turit iki 1000 eurų, tai tikrai galima ir po 10 ar ten po 20 eurų. Jeigu kuo didesnį portfelį turite, tuo ta suma į vieną paskolą gali didėti. Čia tas pats diversifikavimo principas, taip, dalinkit mintyse iš 10 kaip minimum, o kuo didesnės sumos, tai na, yra keli, kaip į ką atsižvelgti, kai tu galvoji, kokiu žingsniu investuoti, tai yra kiek į vieną paskolą. Vienas, tai klauso nuo to, kiek iš viso tu investavęs esi, nes jeigu ten yra tokių investuotojų, kurie ten virš 100 000 investavę, tai jau jie ten po 500 į paskolą deda, nes tiesiog tiek paskolų nėra, kad jie galėtų susiskaidyti smulkiai. Taip, tai investuoti tada mažom sumom. Taip, kaip sakau, vidutiniškai remintis mūsų statistika, tai yra 50 eurų, bet tikrai tiesiog būtent todėl, kad na, dideli investuotojai investuoja ir 500 eurų. Na, čia yra maksimali suma į vartojimo paskolas. Į verslo paskolas nėra ta suma apribota. Bet, na, čia kaip ir kalbėjom, tikrai labai priklauso nuo to savo investicijų portfelio. Taip, manau, kad į klausimus, bent jau kurie vat, yra atsakėme, gal dar yra kokių nors, gal dar kažkas nedrįsta. Tikrai, vat, čia Neringa ir yra tas pavyzdys, kad reikia klausti, kai klausi, tada būna atsakyta, nėra kvailų klausimų. Tikrai verta domėtis ir gal čia vėlgi dar tas privalumas lietuviškų platformų, kad visada galite kreiptis, ne, kontaktais, telefonu, elektroniniu paštu, yra tiesiog pokalbio galimybė, puslapyje per Messengerį galima rašyti. Tikrai nėra taip, kaip vat, užsienio platformose, kur atsidaro robotukas ir ten yra visi tie klausimai ir atsakymai surašyti ir tu ten tiesiog skrolini ir ieškai to, ko tau reikia, bet kartais gali ir nerasti. Ir kaip būna dažnai mums paskambina žmonės ir pirmas klausimas būna, o čia tikrai žmogus, ne robotas? Ir nu, visada yra smagu pabendrauti, manau, su žmogum. Ir išsiklausinėti iki smulkių detalių. Audra dar klausia, Kristina, ar ne Lietuvos gyventojai gali investuoti? Taip, gali investuoti ir ne Lietuvos gyventojai. Iš tikrųjų, apie 20% platformos investuotojų ir yra užsienio investuotojai. Aišku, dominuoja
Anglija, Vokietija, Skandinavijos šalis, nes ten tikrai platformos žinomos, bet ten be abejo yra grąža mažesnė. Tikrai Lietuvoje ta grąža yra pakankamai aukšta, plus Lietuvoje šita rinka yra tikrai labai gerai reguliuojama. Kuo negali pasigirti net Vokietijos rinka, kur atrodo ten gal viskas labiau išsivystę ir pažengę. Tai tikrai labai ačiū merginos, kad pasidalinot, nes po tų investicinių gyvybės draudimų, kai suvalgė viską, visą pelną administravimas, tai labai įtariai žiūriu į visus tuos investavimus, bet jaunimėlis pradėjo girtis, kad tas va tiek uždirba, tas tiek uždirba. Nu, aišku, irgi visiems labai, manau, kad visiems, ypač apželdinimo srities specialistam, aktualu nedirbti kada nors gyvenime. Visiems, manau, aktualu turėti pasyvių pajamų šaltinį, nes tikrai nežinia, kas nutiks ir nežinom, kaip čia apskritai ten ta visa ir pensijų reforma pasisuks ir išsiimti pinigus, ar ne, na, bet kada galim, nes jie visada grįžta į Paysera sąskaitą, tai lėšos yra tik tai investuotojai, jos nepriklauso platformai ir jau iš Payseros išsiimti galima bet kada ir čia nėra jokių mokesčių, nes tikrai kai kurios platformos taiko mokesčius už išsiėmimą. Tai va čia ir yra tas momentas. Vienos taiko už išsiėmimą, kitos už ten pavedimą, tos ten už neaktyvumo mokestį, ar dar, tarkim, moka palūkanas ne už visą investuotą dalį. Yra tų niuansų tokių, mūsų platformai mes viską skaidriai ir aiškiai komunikuojam 1 euras per mėnesį, praėjus 6 mėnesiam po to, kai žmogus susikūrė paskyrą. Tas laikotarpis sąmoningai tam, kad žmogus susikurtų portfelį savo, išbandytų, tikrai pamatytų, kaip veikia, įsitikintų verte, na ir tada tikimės, kad nuspręs tęsti, o jeigu ne, tai bet kada gali, na, tiesiog stabdyti investavimą ir nemokėti 1 euro mokesčio. Bet čia tik tai kalbam apie tą, kad vat, jeigu nusprendžiu investuoti, tai ateityje jau bus 12 eurų per metus ir viskas. Taip. Ar dar kažkiek bus? Tai ir neturėsiu jokio mėnesinio mokesčio mokėti. Tai čia ir yra mėnesinis mokestis, 1 euras per mėnesį ir tai yra 12 eurų per metus. Skirtingai negu vat perkant ar neinvestuojant į fondus. Yra ten pirkimo, pardavimo, valdymo mokesčiai, nėra jokių tokių mokesčių. Tai va tas labiausiai ir gąsdino, tai gal aš tikrai susitaupysiu kažkiek pinigų, 50 eurų ir viskas. Nes vat Neringos pavyzdį Swedbanko, ten buvo Swedbanko Robur investiciniai fondai, kur yra mažiausi mokesčiai. Jie turi daug investicinių fondų pasiūlą, tai jeigu ten yra ne jų fondai, tai mokesčiai yra kur kas didesni negu 1,2%, yra ir 3, ir 3,5. Tai tikrai reikia labai žiūrėti. Tai labai ačiū Jums. Ar dar Neringa turi ką pasakyti? Aš noriu padėkoti dar kartą Eglei, kad jinai priėmė mūsų svečius. Priėmė. Aš esu šitos jau mūsų grupės senbuvė, galima taip sakyti, tikrai jau labai seniai. Abiejų grupių, jau Stilingo sodo augalai ir Stilingo sodo kūrimas. Ir šita grupė man yra kitokia negu kitos grupės, tuo, kad kitur tai būna ten įmeta kas nors kurklio nuotrauką ir prasideda, kad čia drakonas, čia tenai kurklys, čia turklys, čia ten dar kažkas, tai ir ten 100 interpretacijų. Šitoj grupėje tu įmeti kažkokį paveikslą augalo, kuris iš vis atrodo net pažįstamas ir tau ten iškart praktiškai pirmosios žinutėse pasakys, koks tai augalas. Tai nežinau, man labai patinka šita grupė, tokia susitelkusi grupė žmonių, kurie ir sodininkai, ir architektai to kraštovaizdžio, ir augalų specialistai. Tiesiog superinė grupė, aišku, dabar per tokią masę visokių žmonių pasitaiko, bet vis tiek tai man labai miela, aš visą laiką pirmumo tvarka atsiverčiu šitas grupės pažiūrėti.
Tai dar jeigu mes dar galim sukurti pridėtinę vertę dalindamosis tuo, ką žinom visos, tai aš manau, čia mes galėtume būti labai galinga organizacija. Taip, jeigu kažkas papasakotų apie, mačiau kažkas apie grožio dalykus dalinasi, kažkas apie dar kažką, tai čia mes galim turėti labai naudingo tokio bendradarbiavimo. Tai va aš už tai. Ir ačiū Audrė, kad jinai pamoderavo, mus prižiūrėjo ir padrąsino surengti webinarą, nes mes su Egle taip galvojam, kaip čia padaryti. Tai va, tai ačiū labai Egliai, ačiū labai visiems, kurie prisijungėte. Ir jeigu, kaip sakiau, kažkam vis dėlto kažkas neramu, tai geriau paklausti, negu kankintis ir nedrįsti. Svarbiausia yra išdrįsti. Aš manau, kad žmonėm, kam bus įdomu, tikrai čia bus tas labai puikus pirmas žingsnis. Nes man, pavyzdžiui, jau drąsiau ir šiek tiek aiškiau. Galvoju, iki pilno aiškumo, tai čia dar labai ilgas kelias, bet jau tikrai mažiau bijau. Svarbiausia pradėti ir žengti pirmą žingsnį. Tai aš irgi sakau ačiū, kad taip paprastai pabendravom. Ir ačiū labai Neringai, kuri pasidalino savo patirtim. Kiekvieną kartą aš klausau ir taipogi randu vis kažką naujo. Tai labai ačiū visiems dalyviam, klausytojam ir gal iki kitų susitikimų sakome. Tai labai ačiū tada ir iki. Iki. Viso gražios dienos.